Esu ne kartą kalbėjęs apie gyvenamųjų namų renovaciją. Ir šita tema matyt paskutiniu metu bus viena iš aktualiausių. Gaila, kad nebuvo išnaudoti visi resursai, ne tik tai materialiniai, bet ir emociniai, psichologiniai, sužadinant žmonėms norą 2005-2006 pasinaudoti jau tada veikusią vyriausybės programą dėl gyvenamojo būsto modernizavimo. Iš kitos pusės lyg ir suprantame, buvo pigios dujų kainos, nebrangi elektra, žmonės taip toli ir negalvojo. Tačiau šiandien ne tik tai žmonėms, bet ir vyriausybei, kaip atsakingai už žmonių gyvenimą, labai svarbu atsakyti vieną klausimą. Kokių šaltinių dar surasti, kad žmonės galėtų pasinaudoti vyriausybės parama, modernizuojant savo būstą? Noriu priminti, kad 50% išlaidų būsto modernizavimui padengia būsto modernizavimo programos lėšos. Tačiau tos lėšos, kurios skirtos šiais metais, jau išleistos, jau namai renovuojami už tos pinigus, laukiame iš Ignalinos uždarimo, atominės elektrinės uždarimo fondo 25 milijonų eurų, bet jau, turiu Jums pasakyti, pradėjome naudoti ir 2009 metų lėšas, kurios bus skirtos būsto renovavimui. Nes paraiškų daug, žmonės jau suprato, kad reikia teikti tas paraiškas, reikia rūpintis savo būsto apšildymu. Ir šiandien mes ryte aptarėm ministerijos rate, kokias priemonės siūlysim vyriausybei. Viena iš priemonių tai yra bandyti perskirstyti mokesčius taip, kad nuo akcizų energetiniams produktams mokesčiai eitų į specialų būsto renovavimo fondą. Darbo grupė yra parengusi pasiūlymą, kurį teiks vyriausybei. Taip pat pagalvojome, jeigu jau pradėjom naudoti 2009 metų lėšas, tai kodėlgi negalėtumėm 2010 metų lėšas jau panaudoti arba pradėti naudoti. Žmonės sutinka šiandien paimti kreditą iš banko, beje, bankas duoda už labai minimalias palūkanas šitą kreditą, ir renovuoti būstą šiandien, šių dienų kainomis, o iš vyriausybės paramą gauti ar 9 ar 10 metais. Šitas pasiūlymas taip pat bus vienas iš svarbiausių vyriausybei. Dar galbūt trečias toks pasiūlymas – pradėti statyti pasyvius namus. Terminas yra naujas, net statybininkai ne visi žino, ką tai reiškia, bet tai namas, kuris yra ypatingai apšildytas ir jo šiluminė sistema yra kogeneruojama. Tiesiog pasinaudojamas oras ir šiek tiek pašildomas šilumai gauti. Šitas namas pagal austrų paskaičiavimą ir pritaikymą mūsų gyvenimo sąlygom net 10 kartų sutaupo išlaidas energijai. Beje, dar vieną turim pasiūlymą vyriausybei, tai sutankinti miestus, sutankinti rajonų statybas. Rajonų savivaldybėms yra pasiūlyta iki lapkričio mėnesio atlikti tokias studijas. Kiek galima sutankinti, aišku, nesumažinant žmonių gyvenimo kokybės, nepakenkiant žmonių gyvenimo kokybei, išsaugant žaliuosius plotus, bet turbūt galima dar rezervų rasti. Pabandysim miestų planavimo normas patvirtinti, kurių 4 metai nėra, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Taip pat bandysim statybinės normas kiek tai pakoreguoti ir leisti statybininkams statyti mažus, kaip sako, viengungiams butus, kurių plotas būtų nedaugiau kaip 28 kvadratai. Ir tipiniai projektai namų renovacijai taip pat jau yra parengti. Aišku, tas visas sąrašas
priemonių, kurios bus teikiamos vyriausybei, iki rugsėjo 15 turi būti parengtas. Ir šiandien aš jums turbūt pirmiesiems pristatau, gal ne visai dar pilną tą sąrašą, bet svarbiausių priemonių, kurių vyriausybė imsis, kad žmonėms padėt ir kad kuo greičiau jų namai būtų renovuoti. Vilniečiams aš galiu net pademonstruoti tam tikras skaidrės, parodyti, kaip namai keičiasi juos renovavus. Štai yra konkretus adresai Architektų gatvėje, toliau Tuskulėnų gatvėje. Štai namai, kaip jie atrodė prieš renovaciją ir kaip jie atrodo po. Bet turbūt ne vien tik estetinis vaizdas mus domina. Aš galiu pasakyti, kad po renovacijos 50% šilumos sutaupo, tiksliau išlaidų šilumai sutaupo gyventojai. Jeigu šiandien, sąlyginai, imkim 100 litų moka gyventojas, tai po renovacijos jis už šilumą moka 50 litų. Tai akivaizdi yra nauda ir štai vat, šitas namas Architektų 91, taip ir pažymime, kad po daugiabučio renovacijos energijos sutaupimas yra 50%. Aš manau, kad tai yra gera investicija ir žmonės paraginčiau drąsiau tartis bendrijose, rengti investicinius projektus ir naudotis vyriausybės parama. Naujoji sąjunga. Priverčiame valdžią dirbti.